Sveiki, sveiki. Ir vėl draugiška šeima su jumis. Dabar aš jums truputį priminsiu apie šį projektą, nes aš nedažnai labai darau tuos lietuvių kalbą video, bet labai geras projektas, vyksta testas, mes testuojame jį ir tiesiog labai smagu dalintis, nes tai yra šito projekto pagrindinis dalykas. Visa tai, ką mes matome savo kabinete, mes turime viską atsiskaityti video atsiskaitimas būna. Ir čia būtent partnerių susitarimas, kur yra, tai ir tenai mes pasirašome už tai, kad mes tai darysime. Ir štai, kompanija davė 15 000 mums bonų. Vienas bonas yra lygus $1. Ir šitus pinigus mes galime įsidėstyti kaip norime, nes šitoj kompanijoje yra 3 programos. Tose 3 programose galim dalyvauti iš karto 3 arba 2 arba 1. Ir aš įsidėsčiau šitus pinigėlius taip, kaip aš norėjau. Ir štai matosi kabinete mano išdėstymas. Į pirmąją programą už 50 aš 100 vietų pirkau, už 200 aš pirkau 25 vietas ir už 1000 aš pirkau 5 vietas. Ir toliau čia pagal marketingą matosi, kaip užsidarinėja mūsų pirmas lygis, antras lygis, trečias lygis ir taip toliau. Ir štai pradėjo plaukti pinigai. Jeigu pirmas lygis užsidaro, reiškia grįžta įnešta suma. Ir štai galim netgi pasižiūrėti įneštą 15 000, o jau va čia paskutinė suma rodo, kad aš gavau 17 345 bonai. Nu ir toliau visas judėjimas. Pagal referaliniai matosi atskirai 1730. Pagal marketingą štai ateina pinigai. Ir kiek čia ateina į kabinetą, o čia kiek jau mum išvesta. Ir paskui bendra suma. O dabar pas mane stovi va štai šita suma jau į perfektą paskutinę, kur išvesta. Ką mes čia darome? Kai mes matome pinigus, aš įjungsiu kasą, štai šitam skyriuje mes matome visą mūsų judėjimą pinigų ir ką gaunam už referalinius, o čia prašyta būtinai įsives. Kai tik tai čia už referalinius ateina suma ir už marketingą, mes turime jos būtinai įsivesti. Būtina sąlyga ir duotas laikas būna. Šiaip jau pas mane šitie išvedimai įvyko, vat aš galiu parodyti. Pagal referalinius, pavyzdžiui. Štai, pasižiūrėkit, čia labai istorija, visa skaidri, viską mes matome, kiek nuo ko gavom ir kokia suma, nuo kokio partnerio, referalo, kokio. Visi matos, visos sumos matosi. Ir taip pat, jeigu paspausiu pagal marketingą atėjusius pinigus, irgi lygiai tas pats. Viską matom kaip ant delno. Vat štai. Ir pagal marketingą irgi. Kiek kur nusirašo pinigai, kiek mes gaunam pagal marketingą irgi. Visos sumas matosi. Ir kai pas mus ateina pinigai, čia pas mus įsijungia timeris. Reiškia, kai mes turime būtinai įsivesti pinigus, bet mums duotas laikas. Kadangi mes dabar startuojame su pinigais virtualiniais, mums kompanija juos duoda, tai laikas yra duotas 3 dienos. Bet šiaip tai pagal susitarimą
kai mes dirbsime savo pinigais, tai tenai 10 dienų yra duota įsivedimui. Na ir štai, pas mane parodysiu, kai ateina sumos, mes tada ką turim daryti? Užpildyti paraišką. Paraišką užpildyti, padaryti video, o taip, atsiskaitimas. Video tokį, kokį jūs dabar žiūrite, parodom, kas yra kabinete, nufilmuojam, įdedam į YouTube ir pasidalinam 3 socialiniuose tinkluose, pasidaliname šitame mūsų tinklapyje Draugiška šeima, skyrelį aktyvinas ir čate, ir taip pat pasidaliname, yra sait varonkė tokia. Ir visus skrynus sudedam va štai tokia yra zajapkė, kuri yra pagal marketingą atsiskaityti ar pagal referalinę. Šiuo momentu man nieko nėra. Atėjo, čia įdedam linką ir čia sudedam visus skrynus. Ir įsiunčiam ir patikrinimai. Kai patikrina mūsų administracija, mes tada turim, kai administratorius patikrina, ir jeigu viskas gerai, tai labai gerai. O aš šį kartą padariau klaidų. Aišku, labai gerai, kad duoda testuoti. Žinokit, yra taip šiaip labai įdomiai dirba šitas projektas. Ir va štai pas mane buvo išvedimų ir buvau padarius klaidų, buvo atmestos, aišku, man šitos. Nu ir duoda laiko įsitaisyti. Tai labai labai puiku. Ir štai pas mane dabar parodysiu ištaisytos mano prašymai, kuriuos ištaisė ir man į perfektą įdėjo pinigus. Ir yra duotos laikas dabar patvirtinti, kad aš perfektą gavau tuos pinigus. Ir čia viskas vyksta šiuo laiku, nes čia yra laikas duotas natūralių laikų. Jeigu aš dabar atnaujinsiu tinklapį, pasižiūrėkit valandas, kaip taimeris skaičiuoja atgal laiką. Tuoj mes įsitikinsim. Va štai, atsinaujino tinklapis ir laikas jau kitas stovi, jau mažiau minučių rodo. Taip, kad viskas eina natūraliai, tuo laiku, kokiu dirbame, taip ir eina. Ir dabar mano video šitas skirtas yra patvirtinti, kad aš gavau perfektą va štai šitus pinigus už referalinius. Referalinius 1730. O štai aiškiai matosi va laikas, 1 dieną gruodžio man šitie pinigai į perfektą įsidėjo. Ir aš dabar, o šiandien yra jau 2. Ir aš dar galiu patikrinti štai referalinius. Pasižiūrėsim, nusileidžiame. Ir štai mano paskutinė suma. Ir tai 1643. Oi, tai čia su 5%, minus 5%. Va štai suma 1730, kuri jinai man yra patvirtinta, va parašyta patvirtinta, ir aš ją galiu jau įsivesti. Lygiai, va, ir netgi laikas atitinka. 1 diena įdėta į perfektą. Ir aš įdėta į perfektą ir aš dabar turiu patvirtinti, kad aš gavau perfektą. Pagal mūsų taisyklės šitos kompanijos mes būtinai turime patvirtinti, kad gavom. O ką mes turim daryti? Mes turim apiforminti irgi tokią formą, sudėti video, kurį dabar žiūrite, įdėti skrynus, kur pasidalinau socialiniuose tinkluose ir visur, kur ten reikia. Ir tada, jeigu viskas gerai, patikrinęs
administratorius man, aišku, jų neatims tų pinigų, jie yra perfektai jau, bet jeigu, aišku, jeigu viskas gerai, tai valio. Bet jeigu bus blogai kas nors, tai jau man tų pinigų iš perfekto mano neatims ir aš, aišku, neatiduosiu. Bet čia yra tokia taisyklė, kad tada vis tiek man eis pinigai toliau, nes čia dar nesustojo projektas. Man toliau eis pinigai pagal marketingą, už referalinius. Man atskaitys, minusuos tą sumą, kurią aš suklydau, kurią aš nesiskaičiau, neparodžiau, kad aš gavau savo perfektą. Tai štai aš dabar tą ir padarysiu. Nu ir ką šitą. Oi, įsijungia čia man. Taip, ir dabar štai aš ir padarysiu. Apiforminsiu šitą. Štai ir sudėsime. Oi, ne čia paspaudžiau. O, ne šitą. Vat štai šitas. Taip. Patvirtinti. Dar aš jums neparodžiau, tiesa, dar neparodžiau štai va šitą, kad pas mane jau yra viena patvirtinta. Jau viena yra patvirtinta mano pildymas. Vat štai. 11 210. Aš jau įsivedžiau. Aš ją patvirtinau ir vat visi va šitie skrinai matosi, YouTube'ės linkas. Dabar lygiai tą patį darysiu. Patvirtinsiu va štai šitą sumą už referalinius, kur jinai yra perfekta, kad aš gavau. Ką mes darom? Spaudžiam. Taip. Štai vat. Mes patvirtinsim būtent va šitą, va, kurį aš taip kažkokia trabiški. Ir taip mes spaudžiam šitą. Ir tvirtysim. Laukit, aš dar noriu pažiūrėti. Vat tvirtinsim va šitą va. Čia yra duotas va laikas. Ir patvirtinsim, kad aš gavau jau perfektą tuos pinigus. Taip, reiškia, ką mes turim daryti. Pildom šitą. Įsidedam 15. Numeris ir nenusikopijavau video, tuoj nusikopijuosiu, aš sustabdysiu truputį ir taip. Įdedam linką iš YouTube'ės, ten, kur pasidalinau 3 socialinių tinklų. 3 socialinių tinklų skrynus. Dar vieną tinklą.
сайт Voronkos skrynas. Skrynas aktyvumo skyrelio iš mūsų tinklapio. Ir iš mūsų tinklapio čiato. Ne taip jau čia sunku, ar ne? Kas yra? Patikrinam, ar viskas susidėjo, va. Viskas gerai. Taip. Nu ir spaudžiam atpravit заявку. Ir šitas mano išeina patikrinimui administracijai. Administracija, aišku, tikrindama, pažiūrės, jeigu viskas gerai, man patvirtins ir viskas. Šiaip, čia nesibaigia, kaip sakau, pinigai, čia toliau eis pagal marketingą. Man dar yra patvirtinti dar kelis mano sumas, kurios aš gavau į perfektą. Ir kiekvienam reikia atskirai. Vat štai. Visą tai, vat štai stovi jau mano. O, neįsidėjo skrynas gerai, ar čia tiesiog nepasikrovė dar? Ai, čia nepasikrovė tiesiog. Nu ir štai. Mano sumai patikrinimui, va štai va čia. Stovi, o čia jau patvirtinta. Pirmas mano išvedimas, o antras išvedimas, nu, patvirtinimas, kad yra perfektė. Tai va, dar bus patikrinimui. Ir dar aš turėsiu va šitą video, dabar aš dėsiu dar, pasidalinsiu 3 socialiniuose tinkluose, padarysiu skrynus ir vėl darysiu anam sekančiam mano patvirtinimui, kad yra pinigai perfekti. Prisijunkite, kviečiame visus, padėsim, viską čia nesunku, tik reikia suprasti, analizuoti šitą projektą ir jūs pamatysit, koks čia bus geras projektas. Testuojant ypatingai mes matom. Labai. Taip, kad su jumis buvo Anta. Ačiū uždėmesi. Iki sekančio karto.